Sveiki visi audio aparatūros mėgėjai. Kaip ir žadėjau praeitą kartą, buvau jums prisižadėjęs, kad papasakosiu apie EMI filtrų įtaką jūsų audio aparatūros sistemoms ir, žinoma, mano. Prisipažinsiu, anksčiau buvau gan skeptikas, nes kaip galvodavau, ką tas EMI filtras gali ten taip įtakoti, kad pakeistų audio aparatūros skambesį į gerąją pusę, bet tikrai buvau nustebęs. Prisižiūrėjęs vieno youtuberio ukrainiečių Evgenij Ivanicki, jeigu neklystu, apkamputyje nurodysiu, kas toksai žmogelis, labai rimtai įsigilinęs, jis yra audio inžinierius, labai rimtai įsigilinęs apie EMI filtrus, jų įtaką audio aparatūroms. Taip, yra visokių, pradėkime nuo to EMI filtrų blokų, dėžių, jie gali siekti kosminius pinigus. Internete radau, parodysiu, Flixir, 1500 eurų, 2000 eurų ir į viršų. Man eiliniam mirtingajam tai tikrai suma, kurios aš nesiryšiu išleisti audio aparatūros sistemai ir nemanau, kad tokie išleisti dideli pinigai pakeistų ant tiek stebuklingai audio aparatūros skambesį, nes už tokią sumą galima tikrai, jeigu ne naują, tai superinį kažkokį stiprintuvą nusipirkti, kuris tikrai pakeistų audio aparatūros lygį į kitą aukštesnį lygį. Bet grįžkime prie EMI filtrų, trafų. Taigi su savo draugu, taip pat audiofilu Edvinu Jonku, kuris seka mūsų kanalą, iškilo diskusija: Martynai, išbandyk būtinai gerą EMI filtrą. Kaip ir Evgenijus Ivanicki minėjo, kad išgirstumėm pokyčius, reikia, kad bent EMI filtras būtų 4 pakopų. Tai pirmas mano EMI filtras rimtesnis, kurį išbandžiau savo DAC-e ir buvau labai nustebęs, 4 pakopos, 1, 2, 3, 4, tai yra pigus kinietiškas iš AliExpreso nupirktas filtras, kuris kainavo 15 eurų. Pridursiu, kad Egidijus Jonkus man priminė: Martynai, dar ne iki galo išgirdai šitą filtrą, todėl kad savo rozetėse aš neturiu žeminimo groundingo. Tikėtina, kad tu, sako, girdėjai tik tai 50% galimybės, ką iš to galima išpešti. Tai rūsyje, kur bus mano audio aparatūros kambarys, tikrai pasidarysiu įžemintą rozetę, bus žeminimas ir tikiuosi, kad dar išgirsiu to, ko negirdės. Patikėkite, draugai, 15 eurų savo hobį tai nėra dideli pinigai išleisti, kad išgirsti tikrai apčiuopiamą rimtą lygį. Šitą daikčiuką neskubėjau jo pasijungti, klausyti, pilna reikalų buvo ir pajungiau ant savo DAC-o surinkto vadimo meistro iš Vilniaus, audio inžinieriaus AK4490. Jisai surinko plokštę, maitinimą, bet apie šitą DAC-ą vėliau tikrai bus apžvalgėlė ir pasakojimas, nes mano istorijose jūs daugiausiai išgirsite mano pasakojimų, o ne kažkokių mokslinių tyrimų. Tai buvau tikrai nustebęs. Prasiplėtė scena, atsirado detalumas dar didesnis ir geresnis balsas. Balsas žmogaus dar labiau, vokalas išryškėjo, buvau tikrai nustebęs. Tai su šitokiu filtru tai jungdavau, tai išjungdavau, ypač ant AK4490 tikrai pasijuto grandiozinis skirtumas tikrai ne už 15 ar 20 eurų. Tikrai atrodė, suskambo visai kaip kitas DAC-as. Šiandien jūs išgirsite mano trekų su Harman Kardonu HD730.
Gal tai įtakojo, kad ten ant tranzų yra išėjimai, ne ant operacinių stiprintuvėlių. Tai ant tiek super pokyčio didelio nesijuto, bet taip pat jautėsi. Pabandykite užsidėti ausines ir paklausyti, jums jautėsi skirtumas ar ne. Kaip su Egidiju Navicku, audio aparatūros čia pagrindiniu mūsų video filmų ir šito kanalo puslapių savininkas, jis yra, diskutavome, kad EMI filtras ypač reikalingas tokiuose namuose, kur yra saulės kolektoriai, daug labai prijungta visokių impulsinių maitinimo šaltinių. Taip, mano namas yra toks. Aš ant savo stogo turiu ir saulės baterijas, ir pilną impulsinių šaltinių, ir viso kito mėšliuko. Tai tikėtina, kad man šitas daikčiukas audio aparatūrai labai reikalingas. Nustebę šituo pigiu daikčiuku pagalvojau, dar rasiu gal kažką rimčiau. Ir už 20 eurų taip pat nebrangus, tai ne 1500 eurų ar ne 2000 eurų, kaip ten kitos paruoštos dėžės yra. Čia matom rimtesnį daiktą negu pirmasis, nes jau yra ir rezistoriai, ir elektrolitiniai kondensatoriai, taip pat 4 pakopų, bet jį lyginau taip pat be įžeminimo. Šitos 2 šiandien galite paklausyti, kažkokio didelio skirtumo nepajutau. Gal jeigu būtų su įžeminimu, vėliau pabandysiu vėl paeksperimentuoti, tikiuosi mane rezultatai nustebins. Gal kuri audio aparatūra turi operacinius stiprintuviukus, ne ant diskretų, ne ant tranzų, pagal Egidijų Navicką tada įtaka yra didesnė EMI filtro. Šiandien jūs girdėsite trekus, kurie bus įrašyti ant mano Rode mikrofono. Bandžiau sureguliuoti, kad nebūtų garso piko, tikiuosi garsas nenuvils. Jeigu klausytumėte čia pas mane, tikrai jaučiasi, kad yra platesnė scena, kartoju. Balsas daug išraiškingesnis, aiškesnis, maloniau klausyti, detalesnis. Ir garsas atrodo išeina plačiau už kolonėlių ribų. Taip, čia nėra ideali patalpa klausymosi, aplinkui gipsas, plytelės, ruošiu po truputį įsirengti rūsį. Dar yra vienas neišbandytas reikalas, tai daugybė yra meistrų, kurie pasidarė savo namuose, klausosi dakų ant baterijų pasijungę. Pridursiu, bandžiau šitą EMI filtrą 4 pakopų pajungti ant stiprintuvo, pokyčio prisipažinsiu, nepajutau. Kiti kalba internete, kad pajungus EMI filtrą dingsta žemas dažnis, suprastėja. Į blogesnę pusę tikrai nepajutau pokyčių, kad kažkas ten dingtų, bet kad geriau atsitiktų, tikrai taip pat nepajutau. Dar vienas išdiskutuotas dalykas, dėja neteko patikrinti pas save. Edvinas Jonkus prisipažino, kad turi trafą. Taip pat, jeigu originalus firminis kainuoja beprotiškus pinigus, jis yra gamintas lietuvių gamintojo Vilniuje, kuris daro trafus lietuviškus savo rankomis, kuris daro iš 220 į 240, bet jam reikia vėl, pasikartosiu, įžeminimo. Mano namuose rozetės nėra įžemintos, tai aš tiesiog jo nesivežiau pas save ir nedariau šitų eksperimentų, palikau ateičiai. Sako, reikės būtinai, Edvinas Jonkus minėjo, kad reikės jam antrą trafą įsigyti, nes antiek puikiai skamba, kad bet šito trafo, kur iš 240 sulygina srovę iki 240, kad nešokinėtų, tiesiog aparatūros nebesinori klausyti. Tai o kokie mūsų draugai, sekėjai, pamastymai šią temą, pasidalinkite tokiems kaip man naujokams, gal kažką praleidau, kokių jūs turite savo patirčių ant audio aparatūros. Taigi,
kitas iki smulkus dalykėliai puikiai pagerina garso lygį, perkelia daug aukštesnį lygį. Šiandien klausysitės muzikos ant Teledyne audio research kolonėlių. Tai nėra superinis lygis, pats aukščiausias, tai yra gan vidutinio lygio vintažinės kolonėlės, bet tikiuosi, kad išgirsite skirtumą tą, ką aš išgirdau. Tai iki kitų kartų, mėly draugai, sekantis video bus apie šituos visai neblogus mikrofonus. Galite įvertinti mano balso natūralumą, kaip jūs dabar mane girdite. Iki kitų kartų, draugai. Nors ką tik atsisveikinau, bet prisiminiau vieną prašymą. Audio inžinieriaus Vadim Sirotenko paprašė priminti žmonėm, kad jisai pardavinėja savo nuostabiuosius dakus, kuriuos sukūrė savo rankomis, taip ant kiniškų plokščių, bet kai kurie sprendimai buvo priimti jo paties, jis yra audio inžinierius, naudoja tik tai kokybiškas aukšto lygio audio detalės, kurios nebe visi audio gamintojai tokias naudoja, nes per brangu tokias gaminti. Žmogus kalba, kad tai paskutinieji jo projektai, nes tai jam jau nebeįdomu, viskas praeita, tikiuosi, kad taip nėra. Tikrai ne vieną daką plokštę iš jo esu įsigijęs, esu maloniai nustebęs jų skambesiu, tai jeigu jums reikalingas daiktas, dakas, kuris keičia skaitmeninį garsą į audio garsą, tikrai pasidomėkite šiuo lietuvių gamintoju. Tai gerų jums klausimų, iki kitų kartų. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then you want it darker. I'm ready, my Lord. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame.